simboliška, kad pirmajame prigimtinės kultūros seminare, kuris vyko 2011 metais, aš irgi skaičiau pranešimą apie užkalbėjimus, tiesa, apie šiek tiek kitus dalykus, apie ritualą, apie tai, kokiu būdu yra kalbama. O šiandien tokiame jau jubiliejinėme vėl grįžtu prie šitos temos. Praėjo daug laiko, ta tema nėra lengva, kai mes bandome ją žiūrėti per tokią ilgai besikloščiusią, ilgai besitęsusią ir tebesitęsią dabar tradiciją. Duomenys nėra vientisi, gan fragmentiški, bet man labai rūpėjo pasižiūrėti ne tik į tai, kaip užkalbėjimas veikia, bet ir į tai, kokiu būdu užkalbėtojai ar kiti žmonės gali suprasti, kodėl jis veikia, ką jis veikia. Ir tas žinojimas yra tokia ypatinga kompetencija. Šiandien, kai mes žvelgiame į gyvąją tradiciją, to žinojimo nėra tiek daug, kadangi paprastai tai yra gydomųjų užkalbėjimo atvejai. Ir užkalbėtojai žino vieną ar kelis užkalbėjimus ir, tarkim, nuo rožės ateina žmogus, sako man rožė, reikia užkalbėti tą rožę, kaip ir nėra kažkokio ypatingo tokio reikalo suprasti, kokia tai liga, iš kokių pasaulių jį ateina, iš kokių žmonių, per kokius santykius, ne tik žmonių, bet ir įvairių dvasinių būtybių, tame tarpe ligų, kurios irgi yra būtybės. Tačiau, kai mes žvelgiame į praeitį, mes suprantame, kad užkalbėjimai buvo visai tokia kitokia veikla, daug platesnė, nes žmonės eidavo aiškintis dėl pačių įvairiausių dalykų. Ypač, jeigu yra pamestas daiktas, reikia jį surasti. Arba jeigu kažkas pavagia ką nors svarbaus, ką nors brangaus, dažniausiai minimi arkliai ar arklevagystės. Arba reikia sužinoti dingusio žmogaus likimą. Tarkim, jis išėjo į karą, ar jisai išvažiavo į kelionę ir niekas nežino, kur jisai dingo. Taip pat neretai kreipdavosi dėl to, kad norėdavo išsiaiškinti, ar žmogus pagis, ar jau nepagis, ar jau jam gresia mirtis. Taigi, ta užkalbėtojo veikimo sfera buvo daug platesnė ir ją aš apibūdinčiau pasitelkdama tokius senoviškus žodžius, kuriuos randame sakmėse, randame taip pat senojoje raštijoje žiniavimas ir žinystė. Kas tai yra? Tai yra tokios praktikos, kuriomis yra gyjamos žinios apimant būrimą, aiškiaregystę ir pranašavimą. Kyla klausimas, kaip mums vadinti tos žmonės, kurie tomis praktikomis užsiima. Tautosakoje ir gyvojoje kalboje yra daug žodžių, sinonimų. Štai keletas jų: žiniai, žiniūnai, žiniuonis, žiniuoliai, žinionis, žinovai, žinininkai, žintininkai, žiniautojai. Žodžiu, mes turime labai didelę grupę žodžių, kurie kilia iš šaknies, iš veiksmažodžio žinoti ir labai aiškiai pabrėžia šitų žmonių žinojimo kompetenciją. Ir šiame pranešime aš vadinsiu šios žmonės žiniūnais. Galėčiau vadinti žiniais, tačiau čia šiokia tokia painiava dėl to, kad žiniais mes taip pat vadiname senosios lietuvių religijos dvasininkus. Tai leiskite man juos vadinti žiniūnais, nors dėl paties termino galima būtų diskutuoti, tartis ir čia man jūsų nuomonė taip pat būtų svarbi. Taip pat šis žodis yra man svarbus dėl to, kad
galime rasti ypač sakmėse, bet taip pat ir pasakojimuose ir gyvojoje kalboje, kad šitie žmonės vadinami burtininkais. Bet žodis burtininkas irgi turi jau tam tikrą specifinę reikšmę, ypač sakmėse, nes burtininkai dažniausia burtininkais vadinami žmonės, kurie gali kitiems pakenkti, užkerėti, tai aš nenorėčiau čia painioti šitame pranešime šitų dviejų dalykų, tai juos sąmoningai atskiriu. Pradėsiu nuo tokio pavyzdžio, kuris rodo, kad užkalbėjimas ir žiniavimas ėjo lygia greta ir iš senų šaltinių mes tą labai aiškiai matome. Dabar pažvelgsime į pavyzdį iš Suduvių knygelės. Taip, galit dar neskaityti to pavyzdžio, kad nesiblaškytumėt. Suduvių knygelė parašyta 16 amžiaus pradžioje, rytų Prūsijoje, ir čia aš randu aprašytą vagijos užkalbėjimą. Kas jį atlieka? Tas asmuo vadinamas zegnoten, ką galima versti kaip laimintojas, tačiau greičiausiai tuo metu vokiečių kalboje tai ta žodis turėjo reikšmę užkalbėtojas. Ir Suduvių knygelėje taip pabrėžtinai rašoma, kad tokį asmenį žmonės vadina Weidler arba Zauberer. Tai Zauberer tai iš vokiečių kalbos yra burtininkas, o Weidler yra labai įdomus žodis, tai yra prūsiškas žodis suvokietintas, kuris reiškia ne ką kitą, bet būtent tą žinotoją, nes prūsų žodis vaist yra žinoti, o vaidlitviai reiškia žiniauti, burti. Taigi čia toks prūsiškas atitikmuo ir lingvistinis, bet taip pat ir atitinka funkciją to žmogaus. Tai dabar apie patį užkalbėjimą, kaip jisai yra prašomas. Tai yra vagijos užkalbėjimas, kuris susideda iš dviejų dalių. Ką pirmiausia reikia daryti tam žiniūnui, į kurį kreipiasi žmogus, iš kurio yra pavogti arkliai ar kažkas kita. Tai pirmiausia reikia sužinoti, kur tas vagis yra pabėgęs, kur jisai juda. Tai žiniūnas kreipiasi į dievus, Okopirmą ir Puškaitį ir būrę. Kaip vyksta tas būrimas? Jis paima dubenėlį su alumi ir dvi monetas. Viena moneta žymi vagį, o antra apvogtąjį. Tada tą dubenėlį su alumi teliuskuoja ir žiūri, kurią pusę slenkasi ta moneta, kuri žymi vagį. Ir taip nustato, kur link tas vagis nubėgo ir kur galima jį ieškoti. Tačiau tuo ritualas nesibaigia, nes jau antras žingsnis kaip tik ir yra vagijos užkalbėjimas. Taip, aš tik dabar pakeičiau. Ir čia jūs matote šitoje skaidrėje, kaip tas užkalbėjimas skamba. Tai žiniūnas arba Weidler padeda dubenėlį su alum ant žemės ir kalba: o galingasis dangaus ir žvaigždžių dieve, per savo jėgą ir valdžią valdyk savo tarnus, kad tavo garbė nebūtų atimta, kad šis vagis negalėtų rasti ramybės ir poilsio, nebent tik tada, jeigu jis ateitų ir atneštų kas pavogta. Čia yra tiesiog užkalbėjimas, kuriuo siekiama tam tikro rezultato, be abejonės. Ir kas vyksta tada, kai išvardyja visus tos voginius, jis vėlgi pakelia kaušelį, stebi alų ir žiūri, ar yra puta. Jeigu puta yra, reiškia, užkalbėjimas veikia, tas prašymas išklausytas, o jeigu ne, jis jį kartoja tol, kol ta puta atsiranda. Kuom yra šitas pavyzdys svarbus? Tuo, kad mes aiškiai matome, kad pirmoji dalis skirta sužinojimui, o antroji poveikio darimui. Taigi žinojimas ir galia yra dvi kertinės kompetencijos, kurios yra būdingos žiniūnams ir taip pat
sakyčiau, kad ir užkalbėtojams, ne visiems, bet bent jau daliai. Sakmėse, pasakojimuose mes matom daug skirtingų priemonių, kurios naudojamos norint sužinoti, tai gali būti veidrodžiai, juodosios knygos, vaško ar švino liejimas ar kitos priemonės. tą mes žinome iš sakmių, iš senų šaltinių, bet įdomu, kad ir 21 amžiaus pradžioje, antram dešimtmetį, mano studentė rašiusi magistro darbą apie užkalbėtojus Švenčionių ir Ignalinos rajone, užfiksavo dvi, aprašė, kad dvi jos tirtos užkalbėtojos irgi pirmiausia išsiaiškina ligos priežastis naudodamos būrimo priemonę, tai yra kortas. Nes kortos, kaip suprantam, tiesiog pakeitė daugelį kitų sudėtingesnių būrimo priemonių. Taigi, tas būrimas kaip užkalbėjimo proceso etapas, jisai žinomas ir šiais laikais. Klausimas yra, kaip tirti tokias praktikas, kaip prie jų prieiti. Ir aš nusprendžiau atsigręžti į Tomo Ksordas ir Barbaros Tedlock tyrimus. Tai yra religijos antropologai, kurie į žiniavimą žvelgia ne kaip į klaidingą įsitikinimą ar subjektyvias fantazijas, meninę kūrybą ar dar kažką, bet kaip į tokį specifinį žinių įgyjimo būdą, kuriame simbolinės sistemos yra susiejamos su tiesioginė patirtimi. Tiesioginė patirtis čia yra kaip tik raktinis žodis, kadangi žvelgiant iš tokios perspektyvos mano minimų autorių, esminį vaidmenį žiniavime vaidina kūniškai patiriamos ir kultūriškai struktūruotos pažinimo praktikos. Kaip tokios praktikos atrodo, žvelgiant iš žiniūno ar užkalbėtojo somatinės patirties perspektyvos, Lietuvoje iki šiol nebuvo tyrinėta. Tai pažvelkime, ką mes galime iš tos medžiagos, kurią turime atrasti. Užkalbėjimo ritualas yra ne vien veiksmų seka, bet ir būdas organizuoti dėmesį ir organizuoti jį tam tikrų būdų. Tomas Ksorda suformulavo somatinių dėmesio režimo koncepciją, kurioje teigia, kad kūną, kitus kūniškus subjektus ir aplinką mes suvokiame tokiu būdu, kokį įgalina kūnas esant tam tikrame somatinėme režime. Religinių ritualų metu asmenys veikia specifinėme somatinio dėmesio režime, kuriame tiesiogiai patiria tam tikrus kūniškus signalus kaip reikšmingus. Tai tie signalai yra kitokie negu šiaip veikiant kasdieninėje patirtyje. Ir svarbu tai, kad jie suteikia tai patirčiai ypatingą reikšmę ir tai tampa tokia, kaip jie tampa ženklais. Žiniavimo praktikose, būnant specifinėme somatinio dėmesio režime, užkalbėtojo kūniški pojūčiai, emocijos ir jutiminiai ženklai tampa žinojimo priemonė. Pasakojimuose apie užkalbėtojus kalbama apie štai kokius potyrius. Pavyzdžiui, užkalbėtojai iš anksto jaučia ar net girdi, kad pas juos ateis klientas užkalbėti. Pavyzdžiui, Gyvačių žadėtoja Zumbrickienė iš Pliauškių kaimo, čia Švenčionių rajone, pasakodavo kitiems, kad iš anksto žino, kad pas ją ateis jau ligonis, kuriam yra įkandus gyvatė. Taip, nes jai imdavo perstėti odą.
Ir ta oda perštėdavo tol, kol jisai ateidavo, ją kreipdavosi, jį užkalbėdavo ir tada tas pojūtis jai praeidavo. Aš turiu duomenų apie tai, kad užkalbėtojai patiria savitus pojūčius paties užkalbėjimo proceso metu. Pavyzdžiui, užkalbėtoja Janina iš Biržų, čia prieš keletą metų ją lankiau, ji teigia, kad užkalbėdama nuo rožės jaučia savo kūne dilginimą, ypač jeigu rožės liga yra įsisenėjusi. Kita užkalbėtoja pasakojo apie tai, kad kai ji prisilietė prie ligonio kojos, tam ligoniui buvo rožė, ji pasijautė taip, lyg būtų elektra trenkusi. Na, tai tokiu būdu ji identifikavo, kad jam yra tikrai rožė. Svarbu vaidmenį vaidina taip pat lytėjimas. Diagnozuodami ir gydydami kai kurie užkalbėtojai naudoja rankas. Pavyzdžiui, užkalbėtoja Janina iš Ignalinos rajono apie lankytojo negalavimus sprendžia paėmusi jam už rankos, taip pat per atstumą vesdama ranką palei žmogaus kūną. Rita Balkutė, aprašydama užkalbėjimų tradiciją Onuškio apylinkėje, rašo: gydant užkalbėjimu, ant žmogaus buvo uždedamos rankos, jis glostomos ir virš jo mostyguojama rankomis, perbraukiama per pečius, glostomas visas žmogus iki pat kojų ar pirštai šukuojami ligonio plaukai. Kartais užkalbant buvo laikoma už rankų palaikys ir jauci, kaip intavi, kaip dzirgelės, kaip skrusdėlės pereina. Užkalbėjimo procese į užkalbėtojo somatinį dėmesio režimą yra įtraukiamas ir ligonis, kuris irgi patiria specifinius kūno pojūčius. Tie pojūčiai gali skirtis priklausomai nuo ligos. Pavyzdžiui, jeigu ligoniui yra išorinė rožė, tai rožė yra kaip žaizda odoje, tai žmogus užkalbant jaučia dilgčiojimą, bet jeigu vidinė rožė, tai jam jaučiasi užkalbant tarsi raumenis trauktų. Na, čia vienas iš pavyzdžių. Informacija apie gijimą ligonių gali suteikti ir užkalbėtojo pučiamo oro kokybė. Na, užkalbėtojas baigęs kalbėti, jisai neretai papučia orą ant žaizdos ar ant skaudamos vietos. Taip. Tai jeigu mačins, tai reiškia, tada švelnus atsidavė tau tas oras, švelnus tokį šaltis. O jeigu nemačis, tai svilina kaip ugnim, tada tas oras. Mes matom, kad yra skirtumas iš karto, užkalbėtojo oras indikuoja, ar bus paveikus pats gydymas užkalbėjimu. Pagal kūniškus pojūčius užkalbėtojai gali suprasti ligos sunkumą ir užkalbėjimo veiksmingumą. Jeigu užkalbėti sunku, vadinasi, liga yra teisingai diagnozuota ir parinktas tinkamas užkalbėjimas. Ir štai turiu apie tai kelis pavyzdžius, noriu kaip tik jums juos pateikti. Nuo keresių, kada kalba, žmonės, kurie kalba, tai sako: oi, nukerėjai tikrai, tavo karvė nukerėjais ar ten ką nors, buvo sunkiai kalbėti, labai sunku buvo kalbėti. Ir užkalbėtojas jau proceso metu supranta, kad jeigu yra sunku, tai reiškia, kad yra ta liga ir kad užkalbėjimas parinktas teisingai, bet jeigu to sunkumo nėra, tai vadinasi, kad gali būti, kad ir poveikio jokio nebus. Įdomu, ką apie tai pačios užkalbėtojos kalba, iš kurių yra užrašyti duomenys. Būna tiesiog jauti, kada užkalbi jauti, kad tau
labai sunku užkalbėti, tai jau čia žinok, kad pataikiai į tą, kad padės tam žmogui. O jie kalbė kaip žirniais į sieną ir tau visiškai vienodai nieko. Tai va dabar kalbėjau tai moteriai, tai taip pat buvo sunku, kalbėjau dabar va per telefoną. Nu, čia yra tas toksai per atstumą kalbėjimas. Pasakiau, kad rožė, tikrai rožė, vos užkalbėjau, vos išlaikiau pati save, reiškia, tai buvo sunku tą daryti. Taigi sunkumo ar lengvumo pojūtis tampa ženklu, somatinė patirtis tampa žinojimo kategorija. Kalbintos užkalbėtojos nebejoja kūno perdėkimo žinios tikrumu, nes jis turi labai ryškę somatinę išraišką. Tai gali būti, pavyzdžiui, žiovulys, gali būti dusulys arba kosulys, arba šarojimas, kartais galvos skausmas ar svaigimas galvos, na ir galiausiai nuovargis po užkalbėjimo, bet čia jau toks dažnesnis dalykas, kur nebūtinai yra indikatorius, tiesiog užkalbėjimas kaip veikla yra reikalaujantis jėgų procesas. Kuo sunkesnė ir kuo labiau įsisenėjusi liga, tuo užkalbėtojo somatiniai potyriai yra sunkesni. Jeigu sakau sunkus ligonis, tai labai sunku užkalbėti. Tai tas sunkumas priklauso nuo ligonio, čia klausimas, jei būklės, nuo ligonio būklės. Jeigu labai sunki būklė ir aš jaučiu, kad aš padėsiu, tai tiek yra sunku ir tiesiog paskutinės jėgas sukaupi, kad sukalbėti iki galo, kad neįkvėpt. Užkalbėjimas dažnai sakomas sulaikius orą, tai dar pasunkina patį procesą. Čia kita pasakoja užkalbėtoja ir tiek reikia jėgų, kad tu taip žiovausi, kad verksi, ašaros bėgs, iš tavęs ištraukia, tiesiog sunku tau. Tu sukuri ir atiduodi visą tai, jie yra didelis nužiūrėjimas. Diagnostika pagal specifinius interoceptinius pojūčius galima laikyti somatiniu dėmesio režimu. Užkalbėtojai patiria specifinius pojūčius, kuriuos įgalina įkūnyta kultūrinė patirtis ir juos atitinkamai interpretuoja. O dabar nuo užkalbėtojų praktikos, šiuolaikinės praktikos pereisiu prie daugiau istorinės ir folklorinės medžiagos ir pažvelgsiu į žiniavimo praktikas iš tokios platesnės chronologinės perspektyvos ir įvairesnių šaltinių. Nagrinėtas somatinis žinojimas, apie ką aš jums pasakojau, visgi neatlieka esminio vaidmens užkalbėjimų praktikoje, kadangi užkalbėtojo kūniška reakcija tik leidžia įsitikinti, kad užkalbėjimas yra parinktas teisingai ir jisai bus veiksmingas arba neveiksmingas, tačiau tai nepaaiškina daugiau apie pačią situaciją. Tačiau žmonės, kurie žino ir kuriuos aš vadinu žiniūnais, jie gali eiti toliau ir išsiaiškinti ligų priežastis, surasti pamestus daiktus, nustatyti vagį, pasakyti be žinios dingusio žmogaus likimą, lokalizuoti, kur yra nuklydęs gyvulys, ar atsakyti apskritai bet kokius klausimus apie kliento praeitį, dabartį ir ateitį. Ilona įdėmiai mane žiūri ir turbūt galvoja, kaip būtų gerai psichoterapeuto kabinete turėti tokį žinojimą. Iš mano lauko tyrimų praktikos galiu dar pridurti, kad žmonės labai stebisi, tie, kurie pasakoja, kad nuėję pas tokį užkalbėtojo žiniūną, sužino daug dalykų iš praeities, pavyzdžiui, kad turėjo abortą ir dėl to, reiškia, serga dabar, arba kad turėjo kažkokių, reiškia,
kitokių, sakyčiau, kalčių, ar ne, dėl kurių, apie kuriuos niekas nežino, bet štai tas žmogus žiniūnas, jisai randa tokias priežastis, kurios yra, sakyčiau, giluminės priežastis, o ne ligos diagnozavimas tiesiog. Kokius mes turime pavyzdžius? Mes matome, aišku, geriausiai matome sakmėse, kurios nušviečia įvairius aspektus, bet tame tarpe labai toks populiarus motyvas yra apie tai, kad žiniūnai ar užkalbėtojai, jie geba žinoti, girdėti ir matyti, ką klientas ateidamas kalba ir ką jisai daro. Pavyzdžiui, jeigu jisai galvoja, nešiu sūrį dovanų ir jo paskui pagaili ir pakiša po tilteliu, tai tas jau žiniūnas sako, o tai kodėl to sūrio man net nešiai. Tai, tokių yra iš pasakojimų daug įvairių priežasčių. Čia pavyzdžių, čia aš jums noriu pateikti pavyzdį apie žymų užkalbėtoją Šimą Augulį iš Gervėčių krašto. Švogeris apsirgo, nuvažiavo pas Augulį. Sesuo man sako, šunenas pažįsta, ale nuvežė, reiškia, netikėjo, kad ten gali padėti. Atvažiavo, o Anas juokėsi, tu sakei, šunę aš pažįstu, nieko nepažįstu, ale paliečijo. Kitas pavyzdys, iš tikrųjų daug yra apie Šimą Augulį, aš čia porą parinkau. Jei jo namus ateidavo koks žmogus, Šimas jau ir žino, ko jis atėjo. Šimas žinojo, kad jau 2 savaitės skaudėjo moteriai krūtis, negali maitinti sūnaus, naujagimio. O kai jį nuėjo pas Augulį, jis ir pasakė, visur važinėjai, o pas mane netėjai, iš karto būčiau išgydęs. Davė vandens, liepė nusiprausti 3 kartus ir po to pasveiko. Žiniavimas kaip pažinimo praktika gali būti dviejopo pobūdžio. Vieni žiniūnai yra aiškiaregiai, o kiti būrėjai. Būrėjai tai tie, kurie informacijai gauti pasitelkia būrimo priemonės. Iš tautosakos mes žinome abu būdus, nors pirmas yra rečiau apie tai pasakojama. Bet vienas iš tokių įdomių pavyzdžių, kurį noriu jums parodyti, buvo Pariečėje tokia boba, kuri buvo numirus, bet duše buvo pas ją. Tai ji 3 dienas buvo numirus ir tą vadino zakvičiainiu. Ji buvo per 3 dienas zakvičiainiu. Tai pas tą bobą eidavo svietas ir ji viską išaiškydavo ir net pasakydavo, kada mirsi. Jeigu ligonis, tai reikia tos mens koks nors daiktas per ką įduot, pavyzdžiui, škaplierius ar juostą, ir jį žiūrėdama į dangų, o rankoje turi atneštą daiktą, viską išaiškydavo. Daiktus po išaiškinimo grąžino ir jokių mokesčių neimdavo. Tokių pasakojimų nėra užrašyta labai daug, bet kur kas daugiau žinių ir pasakojimų turime apie tokį žiniavimą, kai yra naudojamos būrimo priemonės. Tai šaltiniai yra ne tik iš tautosakos, nes labai išsamus būrimo ir būrėjų aprašymas yra iš Mato Pretorijaus, Prūsijos įdomybių, tai čia 17 amžiaus pabaiga, 18 amžiaus pradžia. Jis aprašė iš tiesų daugybę, apie 30 būdų ir būrėjų profilių, tai yra ir būrimai iš paukščių skrydžio, gyvulio vidurių, žolių, dūmų, vandens ratilų, putų, suodžių, sieto sukimo, žvaigždžių stebėjimo, sapnavimo ir kitokių ten yra tų žiniavimo būdų. Bet vis dėlto dauguma jo aprašytų būrimų remiasi vizualinių, rečiau garsinių ženklų stebėjimų. Pavyzdžiui, Vaškonis interpretuoja vaško liejinių formą. Pavyzdžiui, sudaužyto laivo forma reiškia, kad tas žmogus, kuris iškeliavęs laivu, kad jo laivas sudužo ir nuskendo. Pretorijaus
aprašymai įdomus tuo, kad jie yra su konkrečiais pavyzdžiais. Kad tai yra istorijos apie žmonės, kuriems iš tikrųjų taip nutiko. Dažnai jo tos aprašymus lydi tokios istorijos ir mes galim matyti, kaip žmonės apie tai pasakojo pačiam pretorijui ar kažkokiem kitiem liudininkam. Pretorijus būrėjus arba jo vadinamus burtoniai, burtininkai, jis juos aiškino, kad jie yra ženklų aiškintojai. Tačiau iš kai kurių aprašymų matome, kad iš jų kai kurie taip pat buvo ir užkalbėtojai. Tačiau jam netrodė kažkaip svarbu tas praktikas atskirti. Tokias būrimo praktikas nėra lengva nagrinėti, kadangi šaltiniai yra gan fragmentiški ir mes turime labai mažai tokių gyvų liudijimų, kai mes patys galėtume ne tik užrašyti pasakojimus, bet stebėti ir patys patirti, kaip tai vyksta. Tai kuo pranašesni antropologai, kurie tyria gyvuojančias praktikas, kad jie gali patys labai išsamei tuos dalykus aprašyti ir tuomet klausti pačių būrėjų, tikslintis ir tai leidžia geriau suprasti, kas vyksta. Dėl to aš atsiremiu ir į kitus tyrimus, ne Lietuvoje darytus, kai tos būrimo praktikos aprašomos, stebimos ir interpretuojamos. Ir man atrodo, kad čia labai tiktų Barbaros Tedlock toks būdas žvelgti į būrimus kaip į du skirtingus būdus, kurių pirmasis remiasi reprezentacija, tai yra, kad yra ženklai, tarkim, vaško liejiniai, ar paukščiai skrendantis į vieną į kitą pusę, ar ratilai, kaip jie sklinda ir susiduria. Ir tada tie ženklai yra išaiškinami. Jie turi iš anksto tokias žinomas priskirtas reikšmes ir tai yra toks kognityvinėme lygmenyje vykstantis aiškinimas. Tai čia yra vienas būdas, kurį Barbara Tedlock vadina reprezentaciniu simbolizmu, kad ženklų reikšmės siejamos su jų referentais ir aiškinamos iš anksto žinoma egzistuojančia simbolinė sistema. Tačiau greta tokio reprezentacinio simbolizmo Tedlock išskiria kitą ženklų interpretavimo būdą, kuomet reikšmės būrėjo atsiskleidžia neremiantis iš anksto nustatytą simbolinę sistemą, bet per patyriminį įsitraukimą į būrimo procesą. Tai yra per tai, ką būrėjas to būrimo metu pats jaučia. Ir šitas pažinimo būdas remiasi intuityviu patirtiniu žinojimu, kuris atsiranda dalyvaujant ir reaguojant į tą būrimo procesą, kuris niekada iš anksto nežinia, kur nuves ir kokia ta informacija jo metu paaiškės. Ir abu tie būrimo modeliai veikia kartu ir vienas kitą papildo. Tai nėra tik ženklų skaitimas ir nėra tik patyrimas, bet tai yra tokia dviejų simbolinių praktikų tokia simbiozė, kuri leidžia kaip tik ir duoti tos reikalingus atsakymus. Tai dabar pasižiūrėkime konkrečius pavyzdžius, jie vėl bus iš Pretorijaus. Pirmasis yra apie tai, kas vyko Katyčiuose ir ką Pretorijui pasakojo kunigas Johanas Zinchijus, kuris liudijo matęs vieną vakarą seną žemaitį stovintį tarp dviejų ąžuolų vasaros vakarą, ryškiai šviečiant žvaigždėms, abiem rankom retkarčiais tvarstantį orą ir tuo pačiu metu neištarinti nė žodžio. Tas kunigas susidomėjo, kas vyksta, ėmė jį stebėti
Jo labiau, kad tas žmogus buvo be jokios abejonės būrėjas, Pretorijus vadina jį žvaigždžiuroniu, tai yra žvaigždžių stebėtojo, astrologu, kuris iš žvaigždžių galėjo sužinoti ir pasakyti tiesą. Ir kaip dabar visa tai atrodė. Žvaigždžių stebėtojas kelias valandas stovėjo žvelgdamas į dangų, kartais kažką murmėdamas. Jo akys ir veidas buvo nukreipti į dangų ir taip sustingę, kad nebuvo galima pastebėti jokio krustelėjimo. Ir tik vien iš oro tvarstymo rankomis galėjai pasakyti, kad jis gyvas. Tuomet kunigas lyg ir norėjo, bandė jį kažkaip kalbinti, judinti, tas vyras nereagavo, tada jį perspėjo bažnyčios seniūnas, kad geriau nieko nedaryti, nes čia už kalniuko yra tie žmonės, kurie pas jį atėję ir nori sužinoti atsakymą ir kad tai gali būti pavojinga ir šitas senas žemaitis esąs burtininkas. Ir kad jis nori išsiaiškinti apie pradingusį be žinios žmogų. Tai po poros valandų, vėl cituoju Pretorijų, žemaitis pradėjo judėti į visas 4 pasaulio šalis. Tai truko 4 valandos, tada žemaitis puolė ant kelių, 3 kartus pabučiavo žemę, atsistojo ir 3 kartus šiurpulingai sušuko. Vai, vai, vai. Vėliau žemaitis papasakojo, kad dingęs žmogus buvo parsisamdęs tarnu pas kavaleristą, kuris kartu su juo patraukė į Lenkų karą prieš kazokus. Tarno poną kazokai paėmė nelaisvę, jis pats per patį susirėmimą gavo 3 žaizdas, kurias išsigydė. Ir pasakojimą Pretorijus pabaigė tuo, ir tai labai reikšminga, kad tai pasirodė esanti tiesa, kai po pusmečio pradingėlis parsirado pas savo draugus. Ką mes čia matome? Mes matome, kad žvaigždžiuronio būdas sužinoti tiesą yra kompleksiškas. Viena vertus jis stebi dangų ir žvaigždės, tačiau informacija taip pat jį pasiekia ir per kūnišką patirtį, nes jis 3 kartus suvaitoja taip, kaip tas žmogus, apie kurį jis nori sužinoti ir kuris gavo 3 žaizdas. Taigi jis išgyvena tą procesą, būtent tą sužalojimo procesą. Tai mes matome, kad nei laikas, nei erdvė šiuo atveju nėra svarbus. Tiesiog jis kūniškai jaučia tai, kas vyksta ir tai yra, ta informacija, kurią jis gauna stebėdama žvaigždės, kurios mes galime galvoti, kad yra arba tarpininkės, arba kažkokie tokios simbolinės ženklų sistemos šaltinis. Tokią patirtį galima būtų palyginti su antropologė Sonio Silva tyrimu, kai ji aprašo būrėjų patirtis Afrikoje, Zambijoje. Ji tyrinėjo būrėjus, kurie būrė purtydami krepšyje esančius simbolinius daiktus, tie daiktai yra purtomi, po to žiūrima, kokia yra tų daiktų konfigūracija, kai yra sustojama. Tai yra įdomu tai, kad ne tik yra stebimi daiktai, kas su kuo liečiasi ir kokią istoriją jie kuria, bet kad pats purtimas liaujasi, mes suprantam, kad daiktai gali išsidėstyti įvairiai, priklausomai kurio momentu mes sustabdysime tą purtimą. Bet sustojama tada, kai būrėjas gauna aiškų signalą, kaip fizinį skausmą, kad dabar yra laikas sustoti. Taigi mes matom, kad kūniška patirtis ir ženklų interpretacija sudaro tokį vieną bendrą procesą. Ir dabar noriu pateikti dar vieną pavyzdį, turbūt užtrukau, ar ne, Vita? Bet mes vėliau pradėjome. Ačiū. Irgi labai įdomus pavyzdys su žiedu. Čia yra situacija, kai reikia nustatyti vėlgi vagį. Yra paimamas žiedas, kuris yra nepaprastas, bet
vestuvinis arba pašventintas paties būrėjo prieš procesą. Ir jis ir pagabinamas ant siūlo. Ir, mes žinome, tas praktikas su svarelijos ir šiais laikais praktikuojama, kai yra tas svarelis juda. Šiuo atveju tai yra žiedas. Tačiau, kas yra svarbu, apačioje yra dubuo su vandeniu ir tas žiedas laikomas virš to dubens. Ir ką daro būrėjas, jisai pirmiausia pasimeldžia, paprašo Dievo duoti ženklą ir tuomet jisai vardyja įvairias vietas, kur gali būti tas vagis ar nubėgęs, ar galbūt iš kur jisai yra, kad būtų galima jį surasti. Ir tas žiedas nejuda tol, kol jisai neįvardina tos konkrečios vietos, tada jisai klausia, ar tai vyras, ar tai moteris, žodžiu, tokiu spėjimo būdu, ar ne, duoda variantus ir tas besisukantis žiedas, jisai duoda atsakymus. Tai čia iš tikrųjų labai žinomos praktikos, panašios kaip spiritizmo seansai, dvaselių kvietimas su lėkštele, kuri juda, kur yra formuluojami klausimai ir yra atsakymai ateinantis iš tokių kūniškų impulsų. Tačiau svarbiausia šitame pretorijos pavyzdyje yra tai, kad jis priduria tokį sakinį. Tikri meistrai yra tie, kurie atsitrenkus žiedui vandenyje gali matyti vietą, kur yra pavogti daiktai, taip pat vyrą, kuris pavogė. Tai mes matom, kad antra dalis yra regėjimai. Žodžiu, tai nėra tik tai būrimas naudojant ženklus, bet tai yra pats tas vaizdas, kuris vandens paviršiuje pasirodo tuo metu, jeigu būrėjas yra meistras. Aš sakyčiau, jeigu jis yra žiniūnas, kuris gali tokius dalykus matyti. Regėjimas irgi yra juslinis suvokimas. Čia galima būtų kalbėti apie tai, kad juslinis suvokimas, kaip jis yra ištreniruojamas, vėlgi priklauso nuo kultūros, nuo praktikų. Bet žiūrėkime toliau, kas yra labai įdomu, kad regėjimai vandenyje arba veidrodyje yra labai toks dažnas motyvas taip pat sakmėse. Ir matome, kad senesniuose tekstuose daugiau būtų kalbėjama apie vandenį, kad matomi vaizdai vandenyje, vėlesniuose tekstuose jau daugiau mes sutiksime veidrodį. Žmonės daugiau turėjo veidrodžių ir tas, suprantama, modernizuojama, taip kaip vėliau ir kortos perima daugelio kitų būrimo būdų funkciją. Ir tai yra labai ypatinga praktika, kadangi žiniūnas vandenyje ir veidrodyje mato įvairius dalykus, pavyzdžiui, moterį kaimynę, kuri užleido kerus, ar ar nuraganavo karvę, dar kažką užbūrė, tiesiog, mato. Ir įdomu, kad toks įprastas motyvas, jis ne tik pats mato, bet ir klientas mato. Žodžiu, labai yra svarbu parodyti, tai yra ta bendra patirtis. Ir, mes galim diskutuoti, kiek čia yra sakmiška, kiek čia yra įtraukimas į tą patį procesą, kad tas, kitas žmogus irgi gali tai patirti. Prisiminkime, kaip aš jums prieš tai pasakojau apie somatinę patirtį užkalbėjimuose, kai užkalbėtojas jaučia, bet ir klientas jaučia. Tai dilginimas, tai traukimas, tai kažkokie tie keisti jausmai. Bet gerai, dabar pažiūrėkime dar keletą pavyzdžių, kurie jums gali būti irgi įdomus. Savičiūnuose gyveno senas burtininkas, kuris mokėjo kerėti ir ant vandens rodyti tuos asmenis, kurie ką blogą savo kaimynams buvo padarę. Kartą pas burtininką atėjo moteris nuo priepuolio pasigydyti, tai tasai pripylė dubenėlį ant švaraus vandens, pažiūrėjo į vandenį, liepė tai moteriai pažiūrėti. Tai ji tik tai
matė savo kaimynę pypkę berūkančią, ji pypkiavo. Nu, čia ilgesnis pasakojimas, aš ištraukiau čia tą citatą, kad rodyčiau, kad ant vandens yra rodoma, bet, pavyzdžiui, kitas pasakojimas, toks labai senovinis, nors jį užrašiau Gervėčiuose 2011 ar 2012 metais, vėlgi apie tą Šimą Augulį, kad jisai galėjo nustatyti vagį per veidrodį, žiūrėdamas, ir jis galėjo parodyti tam žmogui, kuris atėjo pas jį, kur yra ta vieta miške, kur yra tie arkliai dabar, ir jis, žodžiu, nuėjo į tą vietą ir tos arklius surado. Nu, tai čia toks iš tikrųjų senovinis, nes apie arklivagystę ir užkalbėjimus labai mažai, jau šiandien galim tokių rasti pasakojimų daugiau apie ligas. Tai tokie pranašingi vaizdai vandenyje ar veidrodyje iš tiesų nėra tik mitologinių sakmių motyvai, jie buvo gerai žinomi Europoje viduramžiais, praktikuojami, čia taip pat ir stiklinis rutulys įsirašytų, kuris irgi atspindi. Ir vėlesniais laikais išliko ir Pretorijus mini. Man įdomu, kad Pretorijus sakralizuoja, jis rašo apie net atskirą būrėjų kategoriją, zerkolučiai vadinasi, kurie iš veidrodžių būrė. Jis vadina tai žiūrėtojai į veidrodį, nes jie veidrodžiuose, kuriuos vadino šventais, žiūri tai, ko ieško. Kas yra svarbu čia, jau einant link pabaigos, visi šie pavyzdžiai rodo, kad regėjimai, kuriuos žiniūnai mato vandenyje ar veidrodėje, yra ne atvaizdai kaip reprezentacijos, bet langas į tikrovę, kuri vienu metu egzistuoja skirtingose erdvės ir laiko parametruose. Žiniūnas, o kartais ir klientais, gali tai patirti būrimo erdvėje, būdami tam tikrame somatinėme dėmesio režime, nors jų regimi dalykai yra kitoje vietoje ar net kitame laike. Ir svarbu, kad čia nutolusią tikrovę galima paveikti. Tai yra tų pasakojimų, čia jau nesiplėtosiu, kai, sako klientui, gal tu nori padaryti kažką blogą, tai burtininkiai, tai tas arba sutinka ir nori akį išdurti į tą veidrodį ar vandenį, ar priešingai sako, ne, aš čia jau nieko nenoriu daryti. Bet, ką aš noriu pasakyti, kad tai nėra atvaizdas, tai yra tikrovė. Jeigu tu tai darysi, tai vyksta vienu metu sinchroniškai ir kitoje erdvėje. Tai, aš aišku žiūriu iš būrėjų ir jų klientų perspektyvos, bet tai, kad svarbu, kad žiniavimo patirtis nėra racionalizuojama. Ir ta tikrovė priimama tokia nekasdieninė, stebuklinga, kartais sakrali, kartais demoniška, bet egzistuojanti tikra pasaulio tvarka. Ir apibendrindama, noriu pasitelkti Tomo Ksordas mintį, kad tyrėjų nėra svarbu įrodyti, ar tikrovė, kurią patiria žmonės skirtingose praktikose, yra reali ar ne. Svarbiausia yra atskleisti, kaip ji patiriama ir kaip įtraukia žmogų į santykį su savimi, su kitu ar su transcendencija. Žinojimą įgyjamą per žiniavimą aš matau kaip būdą patirti tikrovę savitų būdų ir, cituojant Barbarą Tedlock, peržengti įprasto patyrimo ribas pasitelkiant kūniškas praktikas per būrimą. Užkalbėjimų tradicija Lietuvoje yra gyva ir aš manau, kad šitos srities gilesni tyrimai galėtų padėti suprasti žiniavimą kaip platesnį reiškinį. Aš remiuosi daugiausiai tokiais istoriniais šaltiniais, tautosaka šiek tiek lauko tyrimais, bet mes dar tikrai turime unikalią galimybę dirbti bendraujant su žmonėmis, kurie užkalba ar kurie būria ir tas patirtis aprašyti, suprasti ir interpretuoti. Tai tuo ir
baigiu. Ačiū už dėmesį. Ačiū Daiva už pranešimą, kuris mano supratimu labai praplečia patį užkalbėjimų ir užkalbėtojų supratimą per visą tą žinių ar žiniūnų, kaip tu įvardyji, visą supratimą remiantis ir istoriniais šaltiniais ir tautosaka. Man labai svarbi pasirodė pabaiga tavo pranešimo, kuri parodo, kaip mes turėtume žiūrėti į tyriamąją medžiagą. Ir man atrodo, kad kai tu kalbė apie lauko tyrimus ir pristatai savo tuos lauko tyrimus, būtent tu taip ir žiūri į tą medžiagą ir dėl to jinai tokia yra kalbanti ir labai gyva atrodanti. Vis tik, taip, išklausius visą pranešimą, vis tiek lieka tam tikri akcentai, kurie užsifiksuoja ir tu pabrėžiai pranešimo pradžioje dvi kertinės žiniūnams būdingas kompetencijas – žinojimą ir galią. Kaip tavo supratimu, kaip tu manai, kuri yra kiek svarbi užkalbėtojams ir kiek yra svarbi žiniūnams, nes iš tavo pateiktos medžiagos vis tiek susidaro toks įspūdis, kad yra gana aiški skirtis, kas yra užkalbėtojas, kas yra žiniūnas. Žiniūnas yra kažkas plačiau, toli gražu ne visi užkalbėtojai yra žiniūnai, bet kai kurie žiniūnai gali būti užkalbėtojai. Tai man tas rūpi žinojimo ir galios santykis tiek vienoj grupiai, tiek kitoj tavo turimoj medžiagoj. Na, problema pirmiausia yra kategorizavimo. Jeigu mes paimtume vėliaus 77 metų tyrimą apie sakmių būtybės, mes matytume, kad yra nepaprastų žmonių kategorijos su šitą tema susijusios svarbios dvi, na galbūt trys. Jis skiria atskirai užkalbėtojai, atskirai burtininkai ir atskirai raganos. Tada burtininkus ir raganas kaip ir sudeda į vieną, tačiau užkalbėtojai yra tokia atskira grupė. Bet aš matau, kad sakmių medžiaga mums neleidžia šito atskirti, nes nėra tai du stalčiukai, ar ne? Dėl to, kad žiniūnai, dalis jų bus užkalbėtojai, o dalis užkalbėtojų bus žiniūnai. Ir, mes negalime tiesiog, lyg tai reikėtų atrinkti, kas turi galią, kas turi žinojimą, bet, tai yra, nežinau, ne tiek problemiška, bet gal net neperspektyvu, sakyčiau. Mes imame kažkokius konkrečius atvejus, nes užkalbėtojai bus skirtingi ir žiniūnai arba būrėjai bus skirtingi. Mes galime ir šiandien, jo labiau ankstesniais laikais, surasti, kas būrė kortomis, ar ne? Ir pasakys ateitį, pasakys praeitį, ar ne? Bet jis gali neužkalbėti tas žmogus. Tai jis turi galią, kažkokią gal turi, nes pats pasakymas, bet daugiau turi žinojimą. Bet gal kalbėkim tiesiog, kad yra žmonės, kurie turi abi kompetencijas. Ir galvojau ir šitame pranešime, kaip tai įvardinti, net bandžiau savo užsirašyti užkalbėtojai brūkšnelį žiniūnai, kad skirčiau, kad kalbu būtent apie šituos. Tai kai yra tos dvi kompetencijos, tai būtent būtų tie užkalbėtojai žiniūnai. Gal tu kažkaip iš šono kitaip matai tą dalyką ir gali atskirti. Man medžiaga nerodo, kad aš galėčiau aiškias ribas nustatyti. Ir dabar atlikdama šį tyrimą naujomis akimis pažiūrėjau į sakmes, ten labai daug yra burtininkas, čerauninkas. O ką jis daro, jis gydo ir užkalba. Tai, nežinau, ar būtų profesionalu iš tikrųjų skirti tai, kaip į kategorijas atskiras.
Tu dar paminėjai raganas iš vėliaus to kategorizavimo. Taip. Tai raganos irgi galbūt patenka prie tų žiniūnų, gal irgi negalim taip jų visiškai atskirti kaip atskiros. Aš nedirbau su tuo, bet aš pasitikiu Vėliumi, kuris rašo, kad dalis tekstų apie raganas yra tiesiog taip įvardinamos moteriškos lyties burtininkės. Tai, reikėtų žiūrėti gal pagal funkcijas, ne pagal pavadinimus šiuo atveju. Taip. O man pačiai atrodo, kad vis tiek, jeigu yra užkalbėtojas, tai jis negali funkcionuoti be galios apskritai. Jeigu jis žino, bet negali padaryti, jis negali užkalbinėti. Tu savo pranešime tarsi ir išskyrei tas dvi kategorijas - žinojimas ir galia. Tai man kažkaip, kai aš galvoju apie užkalbėtojus ir apie užkalbėjimo medžiagą, kurią tu pristatai, man atrodo svarbiau yra galia negu žinojimas. Nes kartais užkalbėtojas gal ir nelabai gali žinot, ką ten daro. To pačio žinojimo kaip tokio nėra daug ir jis nėra toks svarbus kaip galia. Jeigu kalbam apie žiniūną, tą medžiagą apie, tarkim, žynį, burtininką, kaip tu pristatai, jis turi kažką žinoti, bet nebūtinai demonstruoti savo galią. Ten tarsi apsijungia galia su žinojimu, jo galia tampa žinojimas. O užkalbėtojo atveju galia tampa paveikumas ligoniui. Gal mes paprastai išeinam iš tokios pozicijos, tokia startinė pozicija, aš irgi iš tokios pat išėjau, nes mes esam suformavę kaip tyrinėtoja, užkalbėtoja, kaip tipą tam tikrą. Bet man dabar medžiaga kalbėtų šiek tiek kitaip. Kai mes tyrim šiuolaikinę tradiciją, labai daug yra tokio fragmentiško, veikimo, arba aš sakyčiau, ribotos galios. Aš pati asmeniškai netgi nesu bendravusi su tokiais užkalbėtojais, kurie būtų tokie aukšto lygio, ta prasme, kad jie pasakytų labai daug dalykų, žinotų. Tai galia tada yra svarbu. Tau rožė, tu nueini pas užkalbėtoją, jis žino, kad tau yra rožė, jisai užkalba ir atrodo, viskas gerai, galia yra, ko čia daugiau reikia. Bet aš kai žiūriu į pasakojimus apie tos garsius užkalbėtojus, kur yra ne viena sakmė ir ne vienas pasakojimas, aš matau, kad jie yra ir žiniūnai, ir užkalbėtojai, ir jų galia yra visiškai kito lygmens. Tai čia atsakymas apie galią, ar ne? Jinai skiriasi priklausomai nuo žinojimo. Kuo daugiau žino, iš ko aš sprendžiu, ateina žmonės iš labai plačių apylinkių. Pavyzdžiui, pas kokį Šimaugulį atvažiuoja, ten jis gyvena Astravo rajone, gyvena ten per Grindos kaime, netoli Gervėčio, atvažiuoja iš Vilniaus, iš Minsko, iš Molodiečno, ten kitam kaime Girių gyvena tokia Jakavickienė, atvažiuoja traukiniais ten kažkur iš Maskvos, atvažiuoja iš Leningrado, čia sovietmetis, ar ne? Ta prasme, tie, kurie žino, jie tada ne tik konkrečias ligas gali užkalbėti, jie gali užkalbėti, kaip sako žmonės, nuo bet ko. Supranti, koks yra tas skirtumas, kad galia galiai nelygų. Taip, ir aš dabar klausydama tavęs dar pagalvojau, gal irgi susidaro tas toks stereotipas, kad užkalbėtojas užkalbinėja tik nuo ligų. Mes dabar įpratę taip mąstyti. Taip, aš nuo to kaip tik taip, tu minėjai tą pradžioj pranešimo. Taip, o iš tikrųjų į visą tą žinojimą ir žiniavimą turėtume žiūrėti, apskritai plačiau kažkaip. Dar norėjau į tavo klausimą pasakyti, dar yra labai tas geras žodis būrėjas, ar ne? Burtininkas irgi iš to paties, ar ne? Tik tai kita reikšmė įgijęs tas žodis. Būrėjas yra tas žiniūnas, kuris neužkalba, bet kuris naudodamas ženklus tam tikrus pasako. Bet kodėl tas žodis man irgi nelabai tinka, kodėl aš įsivedu žiniūną, nes jeigu yra regėjimai,
Tai nėra būrimas naudojant priemonės. Ir tas žodis, man atrodo, lyg nebelabai ir tinka. Na, pavyzdžiui, iš Viktorijos Pukėnaitės tyrimų, jinai bendravo su moterim, užkalbėtoja, kuri, sako, pas mane įeina pro duris žmogus ir aš viską apie jį žinau. Iš kur jis atėjo, kodėl jis atėjo, kuo jisai serga. Ta prasme, man būrėja lyg tai nesiverčia liežuvis vadinti tokį žmogų, kuris nenaudoja būrimo priemonių kaip tokių. Būrimas yra manipulacija tam tikrais objektais ar kažkuo ir tada tu pasitelki kaip ženklus, pagal kuriuos interpretuoji. Taip, tai jau nebūtų. Dėl to ieškau žodžio. Taip. Ir apsistoju tuo tarpu žinių. O aš dar prisiminiau, tiesiog vėlių prisiminiau, tai jis skiria burtininkus ir žinius. Ir burtininkai yra tie, kurie veikia kenksmingai kitus, o žiniai yra tie, kurie palankiai veikia, kurie gydo, padeda žmonėms savo sociumui. Tai tas išskirimas irgi toks labai keistas atrodo. Čia atskira ir labai sudėtinga tema, tas pagalbos ir kenkimo. Ir ne tik lietuviškam kontekste reikėtų nagrinėti. Mačiau neseniai žinutę Nyderlanduose, romėnų, ten archeologiniai vietoviai surado dar vieną lentelę, tokią prakeiksmo, kur kreipiamas į dievus, kad prakeiktų ten kažką. Ta prasme, mums labai sunku išskirti sakralinės funkcijas, kur yra veikiama per dievybės. Kodėl aš apie tai kalbu? Dėl to, kad, pavyzdžiui, Pretorijus pabrėžia, bet ir radau net ir pasakojimuose, folkloriniuose, kad sako, tai šventas žmogus, ir ne, tas, kuris žino, bet jis yra šventas. Tai ar šventas žmogus gali kenkti? Čia labai sudėtinga ir plati tema ir tu žinai, kad aš tyrinėjau tos gyvačių užkalbėtojus, kurie semiasi galių iš gyvačių, o gyvatės yra ir nuodingos, ne tik galingos. Tai, vienareikšmiškai mes neatsakysime, bet jeigu šiandien tu nueitum pas užkalbėtoją ar klientus sakytų, kad tie žmonės neima užmokesčio, jie neužbūrė, jie padeda, jie yra tokie, tie, kurie, nesėjami su kerais, bet, palikim gal to tarpu šitą temą, jie truputėlį kitus laukus veda. Gerai, tada gal grįžkim prie pojūčių temos, kuri man šiaip yra labai aktuali. Prie jutimų, pojūčių, somatikos, išklausius pranešimą susidaro tarsi įspūdis, nors tu ir minėjai ir vienus, ir kitus atvejus, bet tarsi taip žiūrinti visumą, kad kalbant apie užkalbėjimus ir žiniavimo praktiką kaip tokią, juose vyrauja skirtingos jutiminės patirtis. Tai užkalbėjimuose yra vyraujančios patirtis, yra taktilika, interorecepcija, tai tie dilgčiojimai visokie, temperatūros pakilimo pokyčiai, o žiniavime pabrėžiami labiau vizualiniai pojūčiai, per kuriuos įgyjamas žinojimas. Tai tavo manimu, jeigu papildomas toks klausimas būtų, kiek vizualika galėtų būti svarbi gydomųjų užkalbėjimų tradicijai? Tu šiek tiek minėjai, bet aš taip ir nesupratau, ar daugiau yra tos medžiagos, kaip diagnozuojama per vizualiką ar ne. Ir kiek, tarkim, kiti pojūčiai, taktilika, interorecepcija, galbūt žiniavimo praktikose galėtų atsiskleisti. Čia svarbus klausimas, nes tai susijęs su šaltiniais. Kai mes nueinam pas užkalbėtoją, mes galim ją išklausinėti, ką jie ten jaučia, ką jaučia ligoniai ar ne. Bet tai nėra kažkaip taip svarbu palyginus su tuo, kad jis pasakė apie mane viską. Ar ne? Ir jis pasakė, kaip bus.
ar ne, kur ta Pariečės užkalbėta, neužkalbėtoja žiniūnė, kuri ten pakėlus akis į dangų, laiko daiktą ir pasako viską apie tai žmogų. Ta prasme, tai yra apie ką verta pasakoti, o kad aš jaučiau ten dilgčiojimą, čia tokie dalykai, kurie šiandien mums atrodo kažkas, o tada gal atrodė, bet šiandien mes gal ir turim mažiau kažkokių tokių, kur papuolė į sakmes, įspūdį darančių dalykų, ar ne? Kad aš nuėjau pas užkalbėtoją, jį man parodė vandenį, kas man pasiuntė tą ligą, ar ne? Tai tiesiog nebėra tų dalykų, jį gal ten iš karto gali išburti ir tau pasakyti. Tai man atrodo, kad čia daugiau yra šaltinių klausimas, nes tos smulkiosios patirtis, aš nebejoju, kad jos turėjo būti visokios, tačiau metodai tyrimo pretorijos buvo kitokie, tai yra pasakojimai, bet vis tiek jis aprašo nemažai tokių. Bet dar tu klausi apie skirtingus pojūčius vizualinius ar kitokius, taip. Pasakojimuose aš matau dominuojant du. Aš apie vieną kalbėjau plačiau, tai yra regėjimai. Apie kitą nekalbėjau dėl laiko stokos, bet tai yra labai irgi įdomu, tai yra girdėjimas. Ir mes turime nemažai sakmių apie tai, kaip ateina žmogus pas burtininką ar burtininkę ir jinai tada, ir ten pradingė jo arkliai, tarkim, ar ne? Ir tada ta burtininkė sako, ateik rytoj. Tada jinai eina į kažkokią patalpą, dažnai į kluoną, ir ji tada kreipiasi į kažką ir pasislėpęs, jau čia, kadangi sakmės siužetas, tas jau klientas girdi, kaip balsas jai pasako viską. Tas yra ten ir ten ir ten. Žodžiu, kad tai yra pasakojimas, kuris ateina per balsą, informacija, kuri ir girdima, bet ne tik girdima, bet ji yra tiesiog labai tiksli, žodžiais pasakyta. Ir pretorijus irgi aprašo tokį atvejį. Tai čia labai įdomu, nes mes per tai išeinam į tokį vėl labai svarbų klausimą, kiek yra reikalingas tarpininkas. Kas yra tas tarpininkas? Kiek jis yra sakralus? Kiek tai yra religinė patirtis? Ir čia man ateina į galvą, aišku, tai kas jau šiandien yra religijos antropologų tyrinėta. Pavyzdžiui, Tom Oxfordas yra išsamei tyrinėta Amerikoje charizmatiškojų krikščionių patirtis. Kaip jie girdi balsus, ar ne? Ir tie balsai tiesiog jiems pasako dalykus, sako eilutes iš Biblijos arba sako, ką daryti, pataria. Ta prasme, tai yra tiesiog patiriamos tos patirtis, aprašomos, jos nėra sakmiškos, nes jie mokosi girdėti balsus. Ir yra Tanijos Liurman tokia didelė studija apie tai, kur yra labai įdomu, kad yra balsų girdėjimai, kadangi charizmatiškiai krikščionys yra skirtingose pasaulio vietovėse, jie tyrinėjo, lygino Indijoje, kaip girdi balsus, ten Afrikoje kažkurioje šalyje ir Amerikoje. Tai pavyzdžiui, Amerikoje girdi mintis, ar ne? Ir tai susijęs su kažkokiais individualiais dalykais. Ir jie truputėlį abejoja, amerikiečiai, ar tai tikrai aš čia girdėjau, kad man pasakė. Indijoje daugiau būtų, kad kalba apie šeimos ir bendruomenės patirtis. Ne patirtis, atsiprašau, kažkokie patarimai susiję su visuomenė, ar ne? Tuo tarpu Afrikoje jie girdi išorėje balsus. Tai nėra, kad aš girdėjau viduje. Ta prasme, kad tai yra būtent tai, ką Tomas Oxfordas rašo apie
apie somatinius dėmesio režimus. Jeigu yra kūnas ištreniruotas veikti šitaip ir yra įprasta, kad tas balsas gali būti iš išorės, tai jį girdi. Tai vat mane labai domina ir ta informacija gaunama per girdėjimą, bet čia toks vėl atskira linija, labai įdomi beje. Ir žiūrint dar, aš taip galvoju, kiek kultūriškai nulemta ir kiek tu treniruojasi ir kiek tu savo kultūrą įpratęs girdėti, kad šitaip vyksta, o ne kitaip. Taip, būtent. Na čia panašiai kaip, pavyzdžiui, Balyje, kodėl žmonės lengvai transą patenka, dėl to, kad jie tiesiog, jiems tai yra įprasta. Jie praktikuojasi tą daryti. Tai jeigu mes praktikuotumėmės girdėti balsus, gal čia gautume kažkokią informaciją, nežinau. Arba regėti ką nors vandens stiklinėje. Na, bet aišku, dar čia pridurčiau, kad vis dėlto, ne kiekvienas žmogus ir žiniūnai, galima sakyti, ypatingi žmonės, bet jeigu atsigręžtume į Pretorijų, jisai sako, kad tai yra iš kartos į kartą perduodama, kad yra linija, šeima ir kad jeigu ten yra kokie kaukučionys, kur kaukučius prijaukina, tai tada iš jų giminės gims kitas, kuris vėl galės. Na, jis taip mato. Taip yra perduodama galia. Gal taip tada galima būtų sakyti. Gims kitas, kuris galės. Jo, galės žinoti, bet čia dar galim įsivesti. Ir negalės žinoti, tada žinojimas vėl teikia galią. Gal kas nors norėtų prisijungti prie diskusijos, kad ne aš viena klausinėčiau. Kad visi esam girdėję tokį, kad mama papučia, ne? Kai užsigauna vaikas, tėtis papučia. Ar čia yra, vargu mama yra tokia šalta, kad tokiu ledu papučia nuskausmina? Ar čia vis tik yra, tam tikri likučiai tų užkalbėjimų, tokie gražiai išlikę mūsų, dabartiniam gyvenime? Esu girdėjusi šitą klausimą ir šitą pamastymą. Aš gal ne tiek į šitą klausimą norėčiau atsakyti, nes čia sunku pasakyti, ar čia yra vienaip ar kitaip, bet man yra įstrigę. Mes turėjom auklę vaikų, kuri mums padėjo auginti vaikus kartais, prižiūrėdavo, kai tekdavo jos kažkur palikti, ji buvo ukrainietė. Tai čia jau seniai, prieš 20 ir daugiau metų. Ir kai vaikas užsigaudavo, jinai nepūsdavo, bučiuodavo tą vietą. Tai, ta prasme, tos praktikos vėlgi gali būti įvairios, galbūt, ką mes suteikiame kultūriškai, ar ne? Nes palietimas lūpomis irgi gali kažkaip tam vaikui padėti. Tai aš, čia tiesiog noriu pasakyti, kad visa tai yra tokios kultūrinės praktikos, kas irgi, labai svarbu, o iš ko tai kyla, nežinau, ar tai susijęs su užkalbėjimas, gal taip, gal ne. Aš tiesiog prisiminiau, kad pavyzdžiui, pirmas rastas grybas, tai jis gali būti ir bučiuojamas, ir paspjaudoma, bet tas spjaudimas jis nebūtinai kaip spjaudimas yra kaip oro pūtimas. Tai man atrodo tiesiog, ką tu sakai, tai kad pūtimas nebūtinai reiškia kažką kaip užkalbėjimą, o sąlytį su lūpomis ar kažkokią galią, perdavimą galios. Galbūt. Ačiū tikrai, Daiva, už pranešimą. Man tai visai psichoterapiškai čia skambėjo, ypač ta dalis, kur kartu žiūri į veidrodį ir kartu jaučia tuos pačius pojūčius, nes mes tą tikrai išgyvenam savo kabinetuose su savo klientais ir su savo pacientais. Ir tai yra tokio labai gilaus ryšio, tokio gilaus susikalbėjimo mums ženklas. Bet aš ką noriu paklausti, man taip sukasi vis mintis, o tai kada jau galima sakyti, kad čia yra dvasininkė ar dvasininkas?
ar apskritai mes nevartojam šitų savokų, kai ar tiesiog žiniūnas jau apriepia, reiškia, dvasininko kategoriją. Kaip tu pati matytum, kur prasideda dvasininko kategorija? Jau reiškia to, kuris su dievais kalbasi ir lyg ir taip ir yra. Vat, iš tų pavyzdžių, kuriuos tu pasakoji, kreipiasi tiesiai į dievus, parneša dievų žinią, mato, kas yra anapus, bet gal čia dar kažko reikia, kažko trūksta iki tokio, kaip mes įsivaizduotum, pilnavertį dvasininką. Ir kartu, kai aš to klausiu, aš pati reflektuoju, galvoju, kiek paveikta kažkokių jau didžiųjų religijų, taip sakant, mano šitas klausimas, bet gal tu turi pamąstymų. Na, čia labai toks svarbus, opus klausimas. Skaitydama medžiagą vis stengiuosi fiksuoti tuos konkrečius pavyzdžius, galvoti apie tai, neturiu galutinio atsakymo, ar mes galime žiniūnus tapatinti su žiniais kaip dvasininkais, tas man labai rūpi, tas ir Vėliui rūpėjo, bet ir jis kažkaip nepriėjo prie aiškaus atsakymo, lyg tai labiau, galima sakyti, kad jis tiesiog nesutapatino, nors mato, kad labai yra tų jungčių tokių, kurios kaip ir leistų kažką išvesti, bet neprieina prie to, nes vis dėlto yra gal šiek tiek skirtingi konceptualizavimai. Ką mes suprantame kaip dvasininką, jeigu mes suprantame kaip apeigų vadovą, aš siekdama atidžiai, skaitydama pretorijaus tekstus, aš daryčiau prielaidą, kad kartais tie žmonės buvo ir apeigų vadovai. Bet taip nėra labai tiksliai tas pasakyta, bet iš to, kad lyg ir galima numanyti. Reikėtų dar visus faktus susidėlioti ant lapo ir žiūrėti, kiek koreliuoja per pavadinimus ir per funkcijas. Bet gali būti, aš manyčiau, kad dalis žiniūnų, jie nebuvo dvasininkai, bet jie buvo žiniūnai ir užkalbėtojai, bet kai kurie iš jų galėjo būti, aš bent iš pretorijaus tą suprasčiau. Šiaip, vat ir šitų cituotų pavyzdžių, bet yra ir jų daugiau, mes matome labai aiškiai ir pretorijos, ir Suduvių knygelės, kad ten yra įvilkta ir būrimo procesas į religinę praktiką, kad ten bus būtinai ir malda, kad ten bus kreipimasis į dievus, ar ne? Tai su tuo viskas aišku, kad tai yra kaip religinis dalykas, tai čia yra neabejotina. Bet jeigu mes suprantam dvasininką kaip apeigų vadovą, tai reikėtų vis dėlto platesnių tyrimų ir žiūrėti, kad galbūt apeigų vadovai galėjo būti ir bendruomenių vadovai, o ne žiniūnai, arba galbūt ir taip. Tai toks sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, dėl to aš pasilikau prie žiniūno žodžio, kad būtų aiškiau apie ribas, kuriuose tuo tarpu galiu kalbėti. Žiniuonio nepasirinkau dėl to, kad mes lyg tai tą žiniuonį ir tokį kaip kaimo, tokį 19-20 amžiaus žoliautojo, lyg tokio, lyg tai platesnis būtų konceptas. Aš tiesiog norėjau turėti švarų lapą. Beklausant labai įdomaus pranešimo Daivos, neišvengiamai kilo labai daug asociacijų su Indijos kultūra, kadangi yra tekę nemažai tyrinėti įvairias divinacinės praktikas. Tai aš čia neužpilsiu visais tais indiškais terminais, nors man labai daug iškilo įvairių asociacijų ir sąsajų, netgi Vaidija, kaip žinovas, gydytojas, medikas, kuris gydo ir daugybė kitų. Bet ką aš noriu pasakyti, kad man regis dalis šitos diskusijos tarp jūsų abiejų susijusios su
terminais, su pavadinimais žiniūnas, žiniuonis, koks nors giduolis ar žinys, vis dėlto tai yra, ko gero, specifinio lietuviško tautosakinio lauko paveldas. Nes pažvelgę, sakykime, į dominuojančią anglokalbę literatūrą, kurioje tyrinėjama pasaulio įvairių kultūrų pranašavimo, aš sąmoningai nenaudoju burtininkavimo praktikos, naudojamas vienas terminas, beveik visada – divination, to divine. Taip aš vis galvojau, kaip jį lietuviškai galėtume Lietuviškai vartoti. jau yra atsiradus, kaip bent jau aš vartoju, divinacinės praktikos. Divinacija. Kodėl? Šis terminas, kuris ateina jau nuo Cicerono laikų, jis nuo tos garsiosios knygos apie pranašavimą, lietuviškai išversta taip, jis turi labai svarbią konotaciją, nes tas žodis, veiksmažodinis to divine arba divination, kyla iš dieviškas. Tai yra dieviška galia, dieviškas gebėjimas, dieviškas procesas ir panašus dalykai. Tai ir čia kyla problema, kai antropologai religijos tyrinėja Afrikos pranašavimo praktikas, Latino Amerikos, Azijos, jie visas tas praktikas, aišku, pristatydami terminus, sakyčiau, redukuoja į šitą divination terminą. Ne tik divination, diviners. Kiek teko skaityti visur šie terminai. Bet kita vertus tame yra pozityvas, nes šitas terminas apriepia tiek pranašavimo mechanizmą žiūrėjimo į ateitį, tiek kalba ir apie gydymo tam tikras terapinės procedūras. Bet čia mano komentaras, aš greitai bėgu prie klausimo. Man regis, kad šiuolaikiniuose divinacijų tyrimuose, aš sąmoningai naudoju, ypatingas dėmesys pastaruoju metu yra keliamas, tai yra skiriamas klausimui, koks yra vis dėlto paties proceso arba ritualo vaidmuo. Čia paminėta ir Barbara Tetlock buvo ir kiti. Kitaip tariant, klausimas, kiek ritualas generuoja, sužadina ar atskleidžia tam tikrą specifinę pranašavimo kogniciją, gebėjimą, galę ir kiek tai yra ne vien tik tai vieno būrėjo, ar kaip jį pavadintumėm, galia, kiek tai yra toks hermeneutinis procesas, kuriame dalyvauja klientas, be abejo, pats būrėjas, pranašautojas ir priemonės, kurias jis naudoja. Nesvarbu, kortos, akmenukai, kokosų lapai ir dar kažkas. Tai vat, man įdomu iš savo tyrimų, stebėjimų ir aprašymų, kokią reikšmę tu teiktum pačiam divinaciniam ritualui arba procesui, procedūriniai jo pusiai. Nelengva atsakyti šitą klausimą tiesiog dėl to, kad jaučiuosi pirmeivė ir dėl fragmentiškumo. Kur yra matymas vandenyje, ten aš labai aiškiai matau, kad klientas turi matyti, kad jis yra įtraukiamas. Bet aš nematau, kad ten būtų daugiau žmonių, ar ne? Bet tas labai svarbu, kad matytų. Bet man užkliuvo tai, kad kai sakmėse, tie terminai įvairuoja ir yra toks, nelietuviškos kilmės terminas, bet svarbus monininkas arba monelininkas. Tai tas monininkas irgi kartais tampa pavadinimu to žmogaus, kuris yra, tas žiniūnas ir jisai gydo, bet jį vadina to monininku. Apie monininkus labai išsamų straipsnį rašė mano kolegė Jūratė Šlekonytė, nes ta praktika išliko labai ilgai ir ten galų galiai iki miestelių ten mūgėse ir tai tapo pramoga, ar ne? Bet jau Jūratė atkreipė dėmesį į tai, kad senose 16 amžiaus šaltiniuose sakoma, kad prūsai labiau tiki galia, jeigu yra rodomi visokie stebuklai, tokie triukai, ar ne? Tai aš suprantu, kad nors yra, čia vėl tas toksai performanso žanras atsiranda, kuris yra svarbus, bet tai yra vėl kažkoks kitas tipas,
kuris, na, matyt funkcionavo, bet kol kas, na, sunku apie tai kalbėti, nes mes turim daug duomenų apie tai, kaip apie pramogą, kaip apie, na, ten padaro merginoms sijonai nukrinta, ten per rastą šliaužia, per vandenį eina, sijonus nu, ta prasme, mes matom daug tokio pramogiškumo, bet labai sunku tame jau beužčiuopti, na, tuos, na, kaip sakai, divinacinės praktikas. Bet man atrodo, kad mes galim kalbėti apie įvairius būdus. Viena vertus, tai bus labai individualu, visiškai asmeniška, tai tos balsų girdėjimo, ar ne, kur sako klientui, žinai, tu ateik rytoj, aš tau pasakysiu. Tada eina į nuošalę erdvę ir ten kalbasi ir kitą dieną pasako. Reikia, reiškia, nu, vat kažkokio tai visiškai izoliuotis, būti ten, galbūt atlikti kažkokį ritualą. Yra tos, kur klientas turi dalyvauti, bet aš spėju, kad yra, kur dalyvauja vėlgi daugiau žmonių. Čia, kur aš jums citavau tą pavyzdį apie žvaigždžių ronį, kuris, na, stovi tarp ąžuolų, žvelgia į dangų. Dar, na, praleidau, trumpinau. Ten dar yra atėję keletą žmonių, kurie suinteresuoti atsakymų ir jie už to kalniuko ten laukia atsakymo. Bet kai jau ten po 2 valandų žiūrėjimo į dangų, jau tas senas žemaitis baigia visą tą transo, tą ceremoniją, jisai lenkėsi, klaupėsi ir bučiuoja žemę ir meldžiasi ir ateina tie jau, kurie ten laukia, ta grupė žmonių irgi meldžiasi, bučiuoja žemę, klaupėsi. Ta prasme, jie dalyvauja tame irgi rituale. Tai mes, na, vat, matom ir tą grupę kaip tokią. Dabar kiek jie įsitraukia į tai, kiek jie ten jaučia, na, nežinau, neprašyta. Nežinau, ar atsakiau, bet daug maž į tą pusę. Baigėsi. Pas mum Kupišky tai nėra nežinotojų, tik Rogenos ir Agoniai. Tai va, o klausimas būtų toks. Ar kai tyrinėjot, ar neaptikot, kad svarbu būtų tom žiniūnui ar tai žinotojui mėnulio fazės ir paros, sakykim, čėsas laikas. Kai kuriem, sakykim, ir da. Teko girdėti, kad kai kurios braukdavo rasą nuo langų stiklų ir tai darydavo anksti ryti. Ačiū už klausimą. Tas labai, su paros laiku labai ryšku yra užkalbėjimuose. Bet žiniavimo praktikose aš neatkreipiau dėmesio, kad tai būtų kaip nors su Saulė, su Mėnuliu. Reikėtų dar atidžiau pažiūrėti būtent šituo aspektu. Kažkur lyg tai, šiaip Retorijus mini, kad jie stengiasi viską daryti saulėtekiu, bet ten toks bendresnis, kad, na, apskritai bet kokius tuos burtus ar būrimus, bet kad konkrečiose atvejuose man dabar nėra užsifiksavę, reikėtų žiūrėti. Bet apskritai gali būti, kad svarbu laikas. Bet vėlgi, kaip užkalbėjimuose, kai kurios, pavyzdžiui, lygos yra svarbu, kada užkalbėti, ryte vakare, bet yra, tarkim, gyvatė įkando, tu negali laukti, tu turi iš karto daryti, arba tenai žmonės atvyksta iš kažkur, gali būti, kad jiems atsakymas reikalingas kuo greičiau. Na, reikia tirti, žodžiu, reikia žiūrėti. Ačiū, Daiva. Ačiū, Vita.